Su kaupikliu arbitražo rinkoje sutaupyti arba uždirbti galima įvairiais skaičiavimais skirtingai. Atrodytų keista, kadangi įeinami duomenys visiems yra vienodi biržos kaina elektros rinkoje. Tačiau, kai skaičiuojam atsiperkamumą, reikia įvertinti ir papildomus parametrus susijusius su kaupikliais, ne tik elektros biržos kaina. Tai todėl optimaliu atveju, kai suskaičiuoja, pastebime kiti tiekėjai, suskaičiuoja 13 tūkstančių arba 14 tūkstančių eurų 100 kW ir 200 kWh talpos kaupikliui, bet mes įvertiname dar ir papildomus parametrus. Tai yra, kad kaupiklis niekada negali atiduoti 100 kWh įkrovus. Tai yra efektyvumas, kuris maksimum siekia 90%. Taip pat mes įvertiname ir skirstomųjų tinklų perdavimo mokesčius, nes įsikraunant mes juos sumokame, o išsikraunant tai yra negrąžinami pinigai. Visą tai įvertinus mes priimame, kad atsiperkamumas iš arbitražo rinkos su 100 kW ir 200 kWh kaupikliu yra apie 11 000 eurų per metus.